And you might think, what if I fall? Well, Šiek tiek noriu papasakoti apie viešbutį, kuriame mes buvome šią vasarą 2025 metais, galbūt kažkam bus aktualu. Mes buvome su šeima, 2 suaugę, 2 vaikai. Na, žinoma, mūsų buvo didesnė kompanija, bet mūsų šeimoje 4 asmenys. Tai viešbutis vadinasi Limak Atlantis Deluxe Hotel, įsikūręs Beleko miestelyje. Ką galiu pasakyti, kad mūsų šeimai tai tikrai labai patiko. Nepaminėjau, kad viešbutis Turkijoje. Viešbutis 5 žvaigždučių. Galite šiek tiek pasigrožėti. Eina, pažiūrėsim, kur ten 4 fontanus radai. Oho, kaip gražiai bėga vandeniukas. Vienas mažas, kitas biškutį didelis, o kitas Tokie fontanai. Va, vandeniukas bėga. šitas bratanas. Bratanas. Didelis. Bratanas didelis. Erikai, šilakas būsi tu man čia. O čia bratanai. Ne, Galiu pasakyti, kad jis nėra kažkoks labai spūdingas iš išorės. Iš vidaus, na taip, mums paliko įspūdį. Vaikam, ypač mažesniem, čia visokių atrakcijų yra. Kambariai tvarkingi, numeriuose kondicionieriai, balkonas. Mes gyvename 1. aukšte, tai mums buvo labai gerai, nes pas mus maži vaikai. Interjeras gražus iš tikrųjų viduj, mini barai, televizorius. Kalbant apie maistą, tai mums viskas labai patiko ir tiko. Nesame mes labai kažkokie tai išrankus, bet maisto daug, įvairus, ir žuvis, ir mėsa, ir įvairios virtuvės, a la carte restoranas, barai, kokteiliai. Na, žodžiu, viskas įskaičiuota. Super viskas įskaičiuota. Netgi vaikams pačiam restorane yra atskiras vaikų kampelis su atskira virtuvėlė, su televizorium, kurie gali ramiai atsisės, pavalgyti, pažiūrėti kokius tai filmukus. Žinoma, tėveliam gal taip aktualu. Čia mes einame pakeliui į pliažą. Teritorija didelė, baseinų daug, 5 baseinai. Rankšluosčius, žinoma, reikia pasiimti. Yra spa centras, turkiška pirtis, sauna. Žinoma, yra mini klubas vaikam, net su baseiniukais. Čia mes pakeliui einame jau į pliažą. Labai tikrai graži teritorija, palmės, medžiai. Čia baseinas. Mes tuo metu sėdėjome, pietavome, o vaikai šalia maudėsi baseine, kas yra labai patogu. Netgi pamatysite, tas baseinas va prie pat restorano.
čia baseinas patiem mažiausiam. Tai galbūt čia Erikui labiau patiko, kadangi jam 4 metukai. Tai, bet mums žinoma, mes labiau mėgstame prie jūros sėdėti. Bet mažiukam čia super. Labai daug tokių poilsio zonų, kažkokių tai kampelių pasėdėti ir su vaikais, ir vaikam kažkur pasivaikščioti. Tikrai holas tai didžiulis, interjeras gražus, čia lauke laistė žolę, tai irgi vaikam vakare buvo ką veikti, nes buvo tikrai karšta, kada mes buvome Liepos pabaigoje, tai karšta buvo taip, tikrai. Tai šis video yra tiesiog tokia trumpa kaip ekskursija apie viešbutį pasakojimas. Kitus video jūs galite pamatyti YouTube mūsų kanale, ten yra tikrai nemažai prikelta apie šį viešbutį, apie mūsų atostogas. Ir čia, žinoma, mes dar šventėme gimtadienį mano, tai mums iš anksto buvo paruoštas toksai stalas. Pasigrožėkite mūsų kelionį. Paint the sky, feel the buzz as the waves roll by. Cicadas sing a summer hymn, time's melting like ice on skin. Solid tangles in my hair, feet moving, no room for care.